Kalbu šiuo metu, kada mūsų gyvenimas visas atvirto aukštyn kojom. Pasikeitė mūsų darbas, pasikeitė mūsų namai, pasikeitė mes patys, svarbiausia pasikeitė mūsų bendravimas. Mes turime jums sprendimą, kaip spa pasidaryti savo namuose, o pradėsime nuo ko? Nuo pirties arbatos. Mindaugai, labai gardi arbata, kokia sudėtis? Jos sudėtis yra beržų lapai, pipirmėtė ir dilgėlės lapai. Čia visiška klasika. Taip, tai yra paprasčiausias dalykas ir jį pasiteisina 20 metų, jį beveik kiekvienoje pirtyje, kaip pas kiekvienus draugus. Kuo jis skiriasi nuo kitų arbatų? Daugelis arbatų ir vaistažolių yra jos susmulkinamos mašinomis ir supjaustomos peiliais. Šita arbata yra nutrinta ir joje niekada nerasite jokio stiebo gabalo. Čia yra tik tai lapeliai ir žiedeliai. Žalia, kvapni, atsijota. Tam, kad pagaminti gerą pirties arbatą, reikia mokėti ją ir pagaminti, ir užplikyti. Mes pilame apie šaukštelį arba pusantro arbatinio šaukštelį arbatžolių. Užpilam. Ir palaukiame, kad pritrauktų. Ir mes galime po truputį, spausdami, prakošti visas tas pirties arbatžolės į dugną. Pirtininkai rekomenduoja pirties metu gerti arbatą, karštą arbatą. Jokiu būdu negerkite juodos arba žalios arbatos, kurios yra tonizuojančios ir kurios visiškai mums nereikalingos pirties metu. O gerkite žolelio arbatą, kuri duoda ir medžiagų įvairiausių, ir svarbiausia, kad mes vartojame arbatėlę, kurį paskui mes išprakaituosime. Po skanios šiltos arbatėlės mūsų garinėje laukia kvapų terapija, kurią galite mėgautis ir jūs, naudodami natūralius pirties ekstraktus. Paklausykite, kaip juos naudoti. Čia yra ekstraktas, beržų ekstraktas. Jis yra naudojamas pagerinti vantų kokybę, jeigu jos yra nelabai geros arba biški pastovėjusios, ir pagerinti jūsų savijautą. Pildami ant akmenų šitą tirpalą, jūs turėsit vienodą kvapą, vienodą konsistenciją. Jau nuo senų senovės buvo pasakyta, kad beržų degutas, jeigu taip atsimenat, beržų ištrauka naudinga ir žaizdoms, ir opoms, ir visiems kitiems susirgimams. Tai čia yragi priedas prie viso to malonumo, kurį mes dabar patirsim. Pagulėję beržų giraitėje, kaip reikalas atmirkę galite pasirinkti savo mielą kūno šveitiklį. Jūros druską su beržų ekstraktu arba aliejingų sėklų šveitiklį. Aš dabar girdžiu, kaip Lina šveičiasi su šveitikliu, man pačiam nugarą iškasausi į kampą. Lina, aš galiu pažiūrėti, kaip sekasi. Mes praskleisime tą paslapties šydą ir pamatysime, kaip Linai sekasi šveisti su beržų. Taip, beržų ekstraktu. Taip. Pasakok. O jau kvapas čia pas tave. Taip, labai smagus. Labai smagus čia. O ką jauti, kaip čia? Nu ką jaučiu? Aš galiu paliesti tave? Pabandyk. Kokia švelni? Dar ne, būtų švelni klausiu. Beržų ekstraktas, jūros druska taip apvelia, kad druska pasidaro labai švelni. Aptirpdo. Aptirpdo ją, ji pasidaro ne kampuota, o labai glotni. Ir druska biški nuima tą sluoksnį raginį, o beržų ekstraktas ją sutvarko, užtepa, užgydo viską. O eterinė aliejai, aišku, dezinfekuoja ir padaro tokį kaip ir foną, kaip ir kvapą, kad jums būtų malonu su juo dirbti. Saulius išbandė aliejingų sėklų šveitiklį, kurios sudėtyje yra... Ten yra 3 sėklos sudėtas, tai yra garstyčios, sėmenys ir plius dar yra jūros druska, smulkiai sumalta ir aromatizuota natūraliais eteriniais aliejais. Tai gaunasi toksai buketas visko. Atėjo laikas nusitrinti beržinę vantą, kuri išmirkyta praskiestame beržų ekstrakte. Koks kvapas, kokia. Visas beržynas čia pas mane pirty šiandien sutilpo. Nušveitę savo griežtus kūnus su šveitikliais. Dabar imsime iš biliuko vantą, kur yra prisotinta ekstraktų, ir nuvalysime ir tuo pačiu prisotinsime odą tais ekstraktais, kurie yra vantoje. Tai ekstraktai, aišku, sutvarkys odą ir jau mechaninis arba taip vadinasi mechaninis valymas odos bus baigtas. Mano rankose vanta, jinai yra šaldyta, atgaivinta pirtyje, bet skirtumas nuo tų kitų vantų, kurios būna pas mane pirtyse, šita dvigubai kvapnesnė yra. Vis dėlto tas ekstraktas duoda vantai daug didesnį kvapnumą
ir aš nebejoju, kad tas ekstraktas taip pat teigiamai veikia jūsų odą. Taigi jūsų namų spa tai pasidaryti yra paprasta ir labai efektinga, tai visiems rekomenduoju. O dabar laikas didžiajam vanojimui, o po jo dar lepinsimės kvapniu, turtingu ir labai naudingu mūsų kūnui masažiniu medumi. Galima pasirinkti atpalaiduojantį su citrinų, levandų ir mėtų eteriniais aliejais, gaivinantį ir stimuliuojantį su bergamočių ir levandų eteriniais aliejais arba regeneruojantį su greipfrutų, levandų ir rozmarinų eteriniais aliejais. Pasakyk moteriškas išvadas apie šitą procedūrą. Ir pirtis gerai, ir visos procedūros labai gerai. Bet kada pirti yra medaus, yra dar geriau. Viskas. Na dabar duok Mindaugai savo nugarėlę. Nu. Oi, pas tavo nugarėlė didesnė. O, jaučiasi, kad jau sotinuosi. Oda į vidų viskas keliauja. Šiandien vakarienės negausi. Jau būsi grįžęs sotas. Paįvairinę savo pirties procedūras skaniais natūraliais produktais, jūs ne tik nenuobodžiausite pirtyje, ne tik palepinsite savo kūną, ne tik atsipalaiduosite, bet ir pasisemsite gamtos energijos, kurios taip trūksta šiuolaikiniam technologijų žmogui. Iš didelių patalpų, į kurias mes negalime važiuoti, didelės pirtis ar vandens parkus, mes tą pačią procedūrą galim padaryti Namuose, mažoj pirteliai, netgi ir savo vonios kambaryje. Taip, tik tai reikia fantazijų pasitelkti ir labai gerų produktų pasirūpinti, kad turėtumėte.